Labas. Jei kada nors galvojate apie gyvenimą Ispanijoje arba tiesiog planuojate kelionę ir norite žinoti, kiek pasiimti pinigų, šiandieninis vaizdo įrašas skirtas būtent jums. Nuoma, maistas, restoranas, internetas, sveikatos draudimus, automobilio draudimas – visi skaičiai tikri iš šių metų šaltinių, iš 2026. Pradedame nuo to, kas labiausiai rūpi kiekvienam, kuris galvoja apie persikėlimą į Ispaniją, tai yra nuoma. Ir iš karto pasakysiu, Ispanijoje nuomos kainos per pastaruosius kelerius metus augo be sustojimo. 2021 metais vidutinis 80 kvadratinių metrų butas kainavo apie 800 eurų. Šiandien jau perkopė 1200 eurų. Augimas tikrai yra didelis. Bet skirtumas tarp miestų yra milžiniškas, todėl pažvelkime į konkrečius regionus, kuriuose lietuviai dažniausiai ieško būto. Šitoje lentelėje galite matyti, kad Barselonos centras pakankamai brangus nuo 1800 iki 200. Barselonos pakraštyje ir jo kaimeliuose, maisteliuose jau kaina mažėja 1300–1700. Valencija irgi yra topė 1200–1600. Ir čia tikrai dar nedidelė kaina. Alicante yra kiek pigesnė 1000–1400. Malagos centras irgi 1200–1600. O jeigu jau Malagos pakraštys, kaimeliai, miesteliai, jau 900–1200. Madridas, žinoma, yra topė centras nuo 1900 iki 2400, o Madrido pakraštys gali būti nuo 1400 iki 1800. Tikrai kainos gan didelės, netgi pakraštyje miesteliuose. Na ir mažesni miestai kaip Mursija, Almerija 600–900 eurų. Keli svarbus dalykai apie nuomą Ispanijoje. Pirma, fiansa arba ispaniškai užstatas. Tai suma, kurią mokate savininko prieš įsikeldami. Paprastai vienas mėnesio nuomos mokestis, bet dažnai savininkai papildomai prašo dar 2 mėnesių kaip pagrindinės išmokos. Tai reiškia, kad pirmą mėnesį jums reikės turėti 3 mėnesių nuomos sumą. Antra, komunidad. Tai ispaniško žodis reiškintis namo administracinis išlaidas. Liftas, laiptinė, kiemo, baseino priežiūra, jei tokių yra. Ši suma yra mokama savininkui, jūs kaip nuomininkas jos nemokate ir dažniausiai būna nuo 30 iki 100 eurų per mėnesį. Vėl viskas priklauso nuo namo tipo, kur gyvenat ir ar yra baseinas, sodas. Jei nuomojatės ilgam pusę metų ar daugiau interneto ryšį įsidiegsite patys, Ispanijos interneto rinka yra viena konkurencingiausia Europoje, todėl kainos tikrai geros. Visose kompanijose turite optinį šviesolaidinį internetą, tai yra fibra optika ir telefono numerį kartu. Pagrindinės kompanijos, kuris labiausiai domina atsikrausčiusius į Ispaniją, Digi. Šiuo metu pigiausia rinkoje fibra 1 GB ar telefono numeriu su nelimituotais skambučiais nuo 20 eurų per mėnesį. Vienintelis niuansas, jų tinklo aprėptis ne visur tokia pati. Jei jūsų adrese jų tinklas yra, imkite Digi. O2 naudoja Movistar tinklą, kuris turi plačiausią aprėptį Ispanijoje. Fibra 1 GB ar telefonas nuo 28 iki 31 eurų per mėnesį. Rekomenduotina, jei Digi neaprėpia jūsų adreso. Movistar, Orange, Vodafone, didžiosios kompanijos. Kainos svyruoja nuo 35 iki 50 eurų per mėnesį. Gali būti ir daugiau. Paprastai brangesnės, bet kartais turi geras akcijinės kainas naujiems klientams. Taigi, internetas ir telefonas kartu nuo 20 iki 50 eurų per mėnesį, priklausomai nuo kompanijos ir jūsų adreso. Prieš pasirašant sutartį, visada palyginkite kelias kompanijas, nes skirtumas kartais siekia 15–20 eurų per mėnesį. Dabar svarbi tema, kuri ypač aktuali tiems, kurie atvyksta į Ispaniją ir dar neturi darbo, arba tie, kas dirba iš kitų šalių. Jei dirbate oficialiai Ispanijoje ir mokate oficialinius mokesčius, automatiškai turite teisę į valstybinę sveikatos sistemą. Ji yra nemokama ir universali. Bet daugelis lietuvių atvyksta į Ispaniją dar neturėdami darbo arba turint įplaukas iš savo darbo kitose šalyse. Tokiu atveju valstybinis draudimas neprieinamas. Ką daryti? Pirma galimybė – Europos sveikatos kortelė. Jie išduoda Lietuvos valstybinė ligonių kasa nemokamai. Su šia kortelė galite kreiptis į ispaniškas urgencias. Tai yra skubios pagalbos skyrius, jei atsitiktų kas nors rimto. Bet kasdienis vizitas pas gydytoją ar specialistą jį nepadengia. Tai yra saugumas tik ekstremalioms situacijoms. Antra galimybė – privatus sveikatos draudimas. Ir čia pasirinkimas didelis. Kiek kainuoja? Vienas suaugęs asmuo nuo 12 iki 30 eurų per mėnesį su mokamu apsilankymu pas gydytoją arba nuo 35 iki 70 eurų be papildomų mokesčio kiekvienam vizitui. Bet jums įdomiau šeimos kaina, ne? 2 suaugę ir 1 vaikas vidutinė šeima. Tokia šeimos polisė gali kainuoti nuo 80 iki 120 eurų per mėnesį su mokamu apsilankymu. Arba nuo 120 iki 180 eurų per mėnesį be papildomo mokesčio. Populiariausios kompanijos Adesla, Sanitas, Asisa.
Elektros sąskaita Ispanijoje labai priklauso nuo sezono ir nuo to, kaip šildotės ar vėsinate butą. Vasarą, gegužės spalio mėnesiais karščiai trunka ilgai, kai kur iki 40 laipsnių. Beveik kiekviename bute yra aire acondicionado. Tai yra oro kondicionierius, kuris taip pat šildo žiemą. Jei jie naudosite intensyviai, sąskaita gali siekti 80–150 eurų per mėnesį. Žiemą Ispanijoje šalčiau nei daugelis tikisi, ypač naktimis ir vidaus regionuose kaip Madridas. Centrinės šildymo sistemos daugelio būtų nėra. Vietoj to daugelis ispanų naudoja eštufą. Tai yra elektriniai ar dujiniai šildytuvai. Jie pigesni nei centrinis šildymas, bet sąskaita vis tiek išauga. Žiemą galima tikėtis 80–180 eurų per mėnesį už elektrą. Vanduo atskira sąskaita. Paprastai 20–40 eurų per mėnesį vėl, kiek suvartosite. Apie mokyklas tik trumpai, nes šiai temai jau esu skyrusi atskirus vaizdo įrašus kanale, kuriuos tikrai rekomenduočiau pažiūrėti, bet greitai primenu, Ispanijoje yra 3 tipų mokyklos. Valstybinė, kuri yra visiškai nemokama, pusiau valstybinė, ispaniškai concertada, kur mokama nedidelė mėnesio suma, ir visiškai privati, kur kainos gali siekti keliais tūkstančius eurų per mėnesį. Papildomos išlaidos mokyklai – reikmenys, uniforma, kai kur ir maitinimas – paprastai 50–150 eurų per mėnesį. Maistas Ispanijoje viena malonesnių išlaidų kategorijų. Parduotuvės – Mercadona, Lidl, Aldi, Carrefour – pasiūla plati, o kainos paprastai mažesnis nei Lietuvoje daugelio produktų kategorijų arba tokios pačios. Šeima 2 suaugę ir 1 vaikas. Maisto namuose per mėnesį vidutiniškai išleidžia nuo 500 iki 750 eurų. Tai visus išlaidos maisto nuo pusryčių iki vakarienės. O jei einat valgyti laukan, Ispanija turi vieną nuostabiausių kulinarinių tradicijų – menú del día. Tai darbo dienų pietų meniu, pirmas patiekalas, antras patiekalas, gaivusis gėrimas arba kava ir desertas. Kaina vidutiniškai apie 15 eurų visoje Ispanijoje. Barcelonoje centrinėse vietose gali siekti iki 17 eurų. Andaluzijoje ir Kanarų salose pigiau apie 13 eurų. Vakarienė restorane 2 žmonėms be vyno paprastai kainuoja nuo 30 iki 60 eurų. Priklauso nuo restorano lygio. Ispaniškame bare su tapa puikiai pavalgoti už 15–20 eurų. Automobilio draudimas Ispanijoje 2 pagrindinės galimybės. Terceros, trečiųjų asmenų draudimas, tai privalomas minimumas. Kainuoja nuo 200 iki 400 eurų per metus vidutiniam vairuotojui. Todo riesgo pilnas draudimas apimantis ir jūsų paties automobilio žalą. Jau siekia nuo 600 iki 800 eurų per metus. Svarbu, jaunimas iki 25 metų moka žymiai daugiau. Kartais suma gali perkopti virš 1000 eurų už metus. Trečiųjų asmenų draudimą. Prieš pasirašant palyginkite kelias kompanijas, skirtumas gali siekti iki 500 eurų. Svarbu pasakyti iš anksto, visi šie skaičiai yra orientaciniai ir vidutiniai. Kiekviena šeima išleidžia skirtingai ir kartais skirtumas gali būti labai didelis. Viena šeima sutilps į 2000 eurų, kita išleis 4000. Viskas priklauso nuo gyvenimo būdo, įpročių ir prioritetų. Aš pateikiu vidurkį, kad turėtumėte orientacinį tašką. Palyginkime su kitais miestais. Madridas ar Barcelona ta pati šeima galėtų išleisti nuo 3000 iki 5000 eurų per mėnesį. Štai kodėl Alicante ir Malaga taip traukia lietuvius. Kaina žymiai mažesnė, klimatas geras, jūra šalia ir lietuvių bendruomenė jau yra. Skirtumas tarp miestų realiai papildomai gali siekti 1000–1500 eurų per mėnesį. Tai verta pagalvoti renkantis, kur įsikurti. Štai jie tikri 2026 metų skaičiai apie gyvenimą Ispanijoje. Jei šiandieninis vaizdo įrašas buvo naudingas, spauskite like ir prenumeruokite. O komentaruose prašykite, kuriame Ispanijos miestą planuojate gyventi, arba jau gyvenate, arba į kurį miestą jūs dažniausiai važiuojate ilsėtis. Iki kito karto, nos vemos pronto!